Toliau, niekaip nesuprantu, kad tie, kurie daugiausia prisidirbė, kalba apie skaidrumą. Tie, kurie daugiausiai meluoja, kalba apie sąžinę. Tai dabar niekaip nesuprantu. Tai ar mes nežinom, apie ką daugiau kalbėti? Tai tos sutartys, aišku, buvo su konservatoriais surištos, tai akivaizdu. Dabar dar klausimas iš tikrųjų ir Remigijui. Visuose debatuose jūs kalbat, kad teikėt projektą dėl 60% gyventojų pajamų mokesčio, ar ne? Aš tiesiog bandžiau peržiūrėti tą projektą, kada jūs teikėt ir kaip ir neradau. Radau tik tai vieną momentą, kad, reiškia, jūs teikėt mažinot skolinimosi limitą Vilniaus miesto savivaldybei. Tai bloginot mums finansinę situaciją. Taip, o apie gyventojų pajamų mokestį, kada jūs priminkit man? Neplokim, mes sutarėm laidos pradžioje, plojame teatre, bet ne debatuose. Prašau. Tai, gerbiamas Jonai, gal jums nepavyko surasti to projekto, bet lapkričio mėnesį biudžeto projektui buvo teiktas tas pasiūlymas, aš jums galėsiu padėti surasti, kaip ir ponui Zuokui galėsiu padėti surasti tą laišką, kurį jisai pametė, kur yra kalba apie kainas ir galėsim parodyti labai konkrečiai. Artūras Zuokas. Tai gerbiamas Šimašiau. Aišku, aš norėjau pakviesti kavos išgerti ir pakalbėti apie miestą, kad geriau įsigilintumėt ir suprastumėt, bet manau, kad net ir to nebereikės. Bet štai visos jūsų įstatymų iniciatyvos Seime, galima atiduoti, kad parodytų televizijos kameros, galime jums visos per jūsų kadenciją. Nėra nei vienos iniciatyvos, apie ką jūs kalbate, kad siūlėte padidinti Vilniaus miestui gyventojų pajamų mokesčio skaitimo dalį iki 60%. Aišku, man džiugu, kad jūs pripažįstat pagaliau garsiai, kad Vilniečiams reikia didesnę palikti dalį jūsų mokamų mokesčių. Ir 60% ta kalba jau vyksta nuo 2009 metų. Deja, nei konservatorių frakcija Seime, nei jūsų frakcija Seime, kada dar jūs net nebuvo Seimo narys, nepalaikė šito klausimo. O šiandien Vilniaus miesto skolų situacija, jeigu lyginant nuo 9 metų iki 13 metų, kada buvo deficitas tarp neišvengiamų išlaidų ir pajamų buvo skirtumas 170 milijonų, praeitų metų rezultatas 60 milijonų. Tai vad, gerbiam Šimašiau, dar kartą, nereikia meluoti. Va jūsų visos iniciatyvos ir parodykite žiūrovams, kur ta jūsų siūlymas. Remigijus Šimašius. Ponas Zuokai, tai aš kaip suprantu, rytoj aš kviečiu jūs kavos į kofeiną kokį nors, ar ne, ir parodau, kaip naudoti Seimo duomenų bazę. Jūsgi nereklamuojat įmonių. Nereklamuoju. Kviečiu į kitą. Kviečiu jūs, parodysiu, kaip naudoti Seimo duomenų bazę. Nežinau, kas čia jums per padėjėjai tą ištraukė, bet reikia išmokti naudotis bazę, ponas Zuokai. Reikia išmokti naudotis kompiuteriu. Čia panašiai išmokti kaip ir su prieš tai Kautros atstovais, taip pat? Reikia nepamesti laiškų, kurios įmonė siunčia. Jeigu jūs man patenka, tai